vėl pasipylė taip neteisybė, kurią direktorius Sigitas Karbauskas, jis yra ir mūsų vietos veiklos grupės narys. Šiuo metu jis yra deleguotas nuo valdžios, atstovauja valdžiai. Kyla klausimas, kada pasibaigs šitas melas ir kada bus menkinama pati organizacija, nes aš esu organizacijos vadovas. Ir vis dėlto šitas melas viešai žemina organizaciją ir mano orumą. Vis dėlto turi būti kažkada tai galas. Šiandien negalėčiau pasakyti, kad jisai pasinaudodamas tarnybinę padėtim ir išspausdino savo savivaldybės svetainėje, o gal aš klystu, gal tai yra visos savivaldybės pozicija, nes buvo parašyti. Šiandien kalbėsiu tik faktais, nebus postringavimų, nebus apmąstymų, bet bus tik faktai. Buvo parašyti merui 1, 2, 3, 4 raštai. Pirmiausia buvo mano raštas, kreipėmės į merą, kad apsvarstytų ir atšauktų Sigitą Karbauską iš vietos veiklos valdybos. Šis raštas gimė ne mano pačios, bet į mane kreipėsi po susirinkimo valdybos nariai. Turiu raštą. Jie 6 punktų prašo įpareigoti pirmininkę Raimondą Damalienę kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybę dėl deleguoto asmens administracijos direktoriaus Sigito Karbausko atšaukimo iš VVG Pajūrio kraštos valdybos narių. Šito rašto dėka aš kreipiausi į merą. Šitą raštą turbūt visi žiniasklaidą matėte. Toliau buvo dar 2 raštai. Vienas raštas iš Tauragės vietos veiklos grupės, pirmininkė Nijolė Trevičienė. Ir kitas raštas buvo iš 2 valdybos narių ir 1 buvusio valdybos nario. Taip pat kreipėsi į merą ir atsakymų nebuvo gauta, o buvo išėjęs straipsnį, kurį visi skaitėte savivaldybės portale. Tai šiandien kyla klausimas, ar tai yra Sigito Karbausko nuomonė, ar tai yra savivaldybės pozicija. Norėčiau ir aš gauti atsakymą. Sprendimus priima valdyba. Pirmininkas nėra valdybos narys, todėl sprendimų įtakoti visiškai negali. Žinote, kad vietos veiklos grupė išvis veikia pagal labai aiškiai reglamentuotas taisyklės. Tai yra projektas, labai aiškiai numatytas biudžetas. Daug supratau, kad klausimų kilo dėl automobilio. Tarp kitko, Sigitas deklaravo netiesą, kada valdybos pirmininkė paprašė balanso, kada paprašė paaiškinimų ir pristatymo valdybos posėdėje. Mes turime protokolą ir prie protokolo yra šitie dokumentai pridėti. Mes turėjom 2 dienas paruošti balansą. Tai buvo labai trumpas laikas. Iš tikrųjų dabar labai daug darbų, nes yra ataskaitinis laikotarpis. Mes turime atsiskaityti už 5 metus, paruošti mokėjimo prašymą ir visą 5 metų ataskaitą. Tai tikrai yra labai didelis ir atsakingas darbas. Todėl mums papildomai toksai pageidavimas per 3 dienas iš tikrųjų buvo iššūkis, nes reikėjo atidėti labai svarbius darbus ir dirbti. Bet mes tai padarėme ir visus skaičius, balansą pateikėme per šitą valdybos posėdį. Tačiau Sigitas elgėsi nekorektiškai, jisai galbūt net nekreipė dėmesio, kas buvo sakoma per tą valdybos posėdį ir kad buvo pristatyti dokumentai. To aš pasakyti negaliu. Ir kodėl jisai šiandien taip reikia ir pasakyti negaliu. Dėl to automobilio galėčiau plačiau ir paaiškinti,
pasirodė labai tiksli suma 50 000 per 2 metus. Šiandien aš atnešiau buhalterinę pažymą, kad 14-15 metais buvo išnaudota už kuro ir amortizaciją buvo sunaudota tik 21 771 litas 37 centai. Toliau atnešu automobilio panaudos sutartį. Tai atnešu reglamentuojančias taisyklės, kiek galima išleisti, ir pridedu valdybos posėdžio protokolą, kuriame 10 metais 9 mėnesį 24 dieną buvo nuspręsta svarstyta visa paraiška ir paraišką taip pat pridedu, kur buvo kūrui ir automobilio amortizacijai pinigėliai skirti. Visi valdybos nariai vienbalsiai pritarė šitai paraiškai, o antras nutarimas buvo įpareigoti steigėją Laimą Karbauskienę pasirašyti panaudos sutartį su Raimonda Damuliene dėl automobilio naudojimo strategijos įgyvendinimo reikmėm. Laima Karbauskienė pasirašė automobilio panaudos sutartį su Raimonda Damuliene. Tai buvo 10 metais 10 mėnesį 1 dieną. Taip pat pridedu. Toliau, dėl kuro naudojimo taisyklėse reglamentuoja, negali viršyti išlaidos transporto nuomos, transporto valdymo ir stebėsenos sistemos įsigijimo 12 000 litų per metus. Mes biudžete numatėme iki 15 metų 121 800 litų. Toks buvo biudžetas, kurį patvirtino valdyba. Tačiau, kadangi nebuvo automobilis, kaip prašo, nuomojamas, buvo pasirašyta panaudos sutartis, tai mums sėkmingai leido sutaupyti labai daug lėšų. Ir kadangi buvo pateikti 2 mėnesių spaudoje, tai aš taip pat 2 metų spaudoje buvo pateiktas skaičius, tai aš pateikiu taip pat 2 metų. Bet noriu pasakyti, kad mes iš viso per visą įgyvendinimo laikotarpį neviršijom tos sumos 50 000, kai buvo skirta 121 000, mes neviršijom šitos sumos. Mes netgi per 5 metus neišleidome 50 000. Tai mums leido sutaupyti, o šitus pinigėlius mes perkelėme į rezervinius projektus. Ir finansavome 2 rezervinius projektus. Tai vienas iš rezervinių projektų ir buvo Lapių bendruomenės centras, kuriam vadovauja Laima Karbauskienė. Tai tikrai buvo labai geras mūsų ir pagirtinas toksai, kad mes sutaupėme šitiek lėšų ir būtent iš administravimo galėjome parengti projektus. Tai manau, visi dokumentai yra čia, jeigu ir netgi atnešiau šitų 2 projektų skirimą, tai Lapių ir Smilgynų. Tai žurnalistai galės pasižiūrėti viską, kad yra viskas paremta dokumentais. Toliau, kas dar? Dėl gildijos atsinešiau taip pat dokumentus. Tenai teigiama šitame straipsnėje, kad gildija kažkodėl reiškia nepasitenkinimus ir panašiai. Nelabai iš ten tų kaltinimų ar abejonių kažkokių tai nelabai supratau. Bet noriu pasakyti, kad gildija yra įkurta tik prieš metus, o ne prieš 2. 15 metų gegužės 29 dieną. Be būtent mokėjimo prašymo pateikimo ir tikrinimo nebuvo galima perduoti gildijai įrangos. Įranga yra brangi, yra nupirktos 5 priekabos, jos yra skirtos maisto gaminimui ir jas perdodant reikėjo vėl priimti sprendimus ne man, o valdybai. Todėl dabar datas dar noriu patikslinti. Gegužės 29 dieną tik buvo mokėjimo prašymas. 7 mėnesio 22 dieną buvo sušauktas valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomas būtent minėtos
organizacijos būtent veiklos strategijos ir perdavimo klausimas. Pirmas klausimas buvo iškeltas dėl perdavimo vėl valdyboje 6 mėnesio 8 dieną. Taip pat svarstė valdyba dėl turto perdavimo. Šitoj vietoj aš nelabai galėčiau atsakyti ir prisijimti savo ar nuopelnus, ar kažkokius pažeidimus, kad šitas turtas nėra perduotas gildijai. Šiaip sprendimus priima dėl perdavimo ir kokia sutartim tai turėtų perduoti turtas, tai valdyba, o ne pirmininkas. Pirmininkas tik tai pasirašo dokumentus ir žiūri, ar nėra nusižengta pačiai būtent įstatymam ar programos reikalavimam. Suderinimam. Tačiau noriu pasakyti, kad sprendimai buvo valdybos. Valdyba išsirinko, galiu pasakyti apie sprendimo paskutinį 6 mėnesio 8 dienos, kad buvo išrinkta komisija ir komisija svarstė, kaip geriausiai padėti šitai organizacijai ir kokiais ar panaudos sutartį, ar nuomos sutartį, ar kokiais kitais pagrindais būtų perduota visas turtas, nes tai yra ilgalaikis turtas ir 5 metus šitas turtas turi būti naudojamas pagal įsipareigojimus, kurie yra numatyti projekte. O 5 metai ir tokia brangi įranga, tai vis dėlto yra tikrai didelė atsakomybė vietos veiklos grupiai. Ir tai pasakiau per valdybos posėdį ir valdybos nariai tikrai, manau, labai sureagavo ir bus priimtas teisingas sprendimas. Dabar ką dar norėčiau pasakyti, kad mane kaltina būtent dėl to, kad pirmininkas ir projekto vadovas yra vienas asmuo. Iš tikrųjų, šitoje vietoje aš jokios įtakos pati neturėjau ir šito modelio aš nesugalvojau. Šitas modelis yra iš tikrųjų mūsų programos rėmuose. Remiantis programa mes persikėlėm į įstatus. Ir įstatai reglamentuoja, kad projekto vadovas ir pirmininkas gali būti vienas asmuo. Dėl valdymo modelio buvo išaiškinta ir ministerijos, todėl nenorėčiau kalbėti, kad tai yra praktika beveik visos Lietuvos ir kad tai buvo ir FTECO, vyriausios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimas ir jie patys kreipėsi, ilgai diskutavo ir kaip ir teigė ministerijos atstovė, kad ekspertas patarėjas Aleksandras Zinovičius išaiškino, kad jokių pažeidimų ar konfliktų nėra. Sigitas labai jau visą laiką sakė, kad sėdžiu viena 2 kėdėse, ar ne? Tai noriu pasakyti, kad jūs pats kažkaip esate įdomiai papuolęs į vietos veiklos grupę, nes Laima Karbauskienė rašė 3 prašymus. Turėjau dokumentus, kad Laima pateikė prašymą dėl narystės kaip ūkininkė. Laima Karbauskienė pateikė prašymą Karbauskienės įmonės savininkė, kuriai atstovaujate jūs pats, Sigitas Karbauskas. Kyla klausimas, ar jūs dirbate toje įmonėje, ar jinai teisėtai jūs delegavo į vietos veiklos grupę. Ir trečias, kad Laima Karbauskienė pateikė prašymą kaip Lapių bendruomenės centro pirmininkė. Tačiau jinai neatstovauja pati šitai organizacijai, o reiškia įgaliojo atstovauti Arūną Grikšą. Tai kaip ir kyla klausimas, ar kada bus gana. Kad 3 balsai vietos veiklos grupėje įtakojame vieno žmogaus. Norėjau paaiškinti, kad kaltina mano šeimą, kad mes čia jau labai turėjome ir naudos, kad aš čia jau turbūt labai daug investicijų investavau į savo ūkį, į savo šeimą ir į savo vaikus. Nežinau, šiaip turėtų Sigitas pateikti aiškus kaltinimus, nes nelabai jie suprasti, bet kiek galiu, tai paaiškinsiu, kad mano dukra Aistė Damulytė dirba konsultacinėje įmonėje, kuri yra Vilniuje.
Ir šitą konsultacinę įmonę konsultuoja nemažai vietos veiklos grupių. Ir kiek žinau, jinai buvo atsakinga už Šilutės, Kretingos ir dar kažkokių vietos veiklos grupių konsultavimą. Jinai dirbo samdomą darbuotoją ir gavo atlygį už atliktą darbą. Jinai yra Aleksandro Stulginskio universitete ir dirba pagal savo specialybę. Todėl nemanau, kad žmogus negali dirbti ir yra kažkokie ribojimai. Kaltina, kad būtent protegavau konsultantus, tikrai to nedariau, atveskit nors vieną bendruomenę, kuriai pasakiau, kad pasirinktų vieną ar kitą konsultacinę įmonę. Mano buvo pozicija tokia, kad iš tikrųjų sunkus etapas, sunkus projektai, bendruomenės neturėjo patirties įgyvendinti tokius sunkius projektus. Aš pati tiesiog galvoju, ar jie bus pajėgus tiek daug visuomeniniais pagrindais atlikti darbų ir atsakingų, tiek daug įstatymų žinoti ir visų peripetijų įgyvendinant projektus. Todėl mano ir dabar tokia nuomonė, kad bendruomenės, kurios neturi patirties, vis dėlto geriau kreiptis į specialistus, kad jiem patiems būtų lengviau projektą įgyvendinti ir kad nepatirtų netinkamų išlaidų. Nes bendruomenės tikrai neturi lėšų, neturi papildomų pinigėlių, jeigu būtų pripažintom netinkamom išlaidom, kaip jie galėtų grąžinti pinigus atgal į agentūrą. Tai mano tokie buvo būgštavimai ir aš galbūt ne vieną sykį pasakiau, kad jūs, o konkrečiai konsultantų niekada nesu niekam pasiūlysi ir niekada niekam nesu protegavusi, kad jūs turite rinktis vieną ar kitą konsultavimo įmonę. Mūsų būtent vietos veiklos grupės konsultavo 6 konsultavimo įmonės. Ir jūs galite perklausyti bendruomenę ar konsultavimo įmonę, kurią aš protegavau. Taip. Ir susidarius šitą įmonę taip pat konsultavo kelias Klaipėdos rajonų bendruomenės ir susidarius labai dideliai darbų apimčiai, Aistė Damulytė darė kai kuriuom bendruomenėm techninius pavestus vadovo darbus. Konkrečiai aš negalėčiau nei atsakyti, nei pakomentuoti. Mano dukra yra savarankiška, jinai yra suaugusi, todėl aš jokių sąsajų su dukra ir jo konsultavimo įmonė neturiu ir atsakyti jūs jau turėtumėt klausti konkrečiai tos įmonės. Toliau dar norėjau dėl sūnaus. Nu tai kaip, jeigu jau turėjo labai daug naudos dukra, tai turbūt ir sūnus turėjo neblogai. Tai sūnus taip pat neadministruoja Priekulės bendruomenės užimtumo centro projekto. Direktorius yra Aivaras Buitkus, kuris yra ir projektų vadovas, kuris pilną atsakomybę neša už projektą ir būtent po projekto įgyvendinamą veiklą. Priekulės bendruomenės užimtumo centras kreipėsi į vietos veiklos grupę 9 mėnesį 14 dieną po pasirodžiusios straipsnio. Ir jie rašo dėl nuomonės formavimo ir projekto tęstinumo. Prašome atkreipti dėmesį, kad Priekulės bendruomenės užimtumo centras projektą kaimo jaunimo aktyvaus skatinimas netradicinėmis sportos veiklos pagalba užbaigė jau prieš metus. Projekto metu įsigyta sėkmingai naudojama, remontuojama ir prižiūrima įranga. Jaunimo grupė savanoriai atstovauja centrui įvairiose sportinėse varžybos Klaipėdos rajone. Taip pat teikia sportinių renginių organizavimo paslaugas. Dirbančių darbuotojų organizacijoje nėra. Atlygis jiem nemokamas. Už paslaugas gautos lėšos kaupiamos organizacijos sąskaitoje. Iš gautų lėšų apmokamos būtinos išlaidos. Pažymime, kad jaunimo grupė perėmusi organizacijos valdymo veiklą atsakingai žiūri į patikėtas pareigas, tačiau savo rajone jaučiamės diskriminuojami. Bet pasikalbėję tarpusavyje viską nurašydavome, anot, kad žmonės kalba, kurie visai neįsigilina į esmę. Manėme, kad tokios kalbos
informaciją Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, likome giliai nustebinti administracijos direktoriaus komentarais. Juk mūsų projektas buvo vykdytas pagal visas taisyklės, atitinka programos reikalavimus, pakartotinai tikrintas verslus, nes gautos lėšos padeda organizacijai įgyvendinti toliau ir vykdyti veiklas. Jis buvo pristatytas ir Birštono konferencijoje. VVG pristato jį visose savo viešinimo renginiuose. Kodėl kaip blogis yra įvardinima tai, kad kosminė tinklinė įranga naudojama regioniniuose Klaipėdoje ar Karolis Damulis dalyvavo veikloje ir administruoja internetinę svetainę. Klaustukas. Ar kas draudė, pavyzdžiui, Vėžaičių konferencijų centrui teikti paslaugas Klaipėdos organizacijoms? Ar Judėnų bendruomeniai surengti cepelinų balių klaipėdiečiai?